Sveiki visi, prisijungę prie šio seminaro internetu. Mano vardas Indrė, šiandien su manimi yra mano kolegė Monika ir šiandien visą dėmesį skirsime valiutos keitimo temai. Turbūt nieko nenustebinsime teiginiu, kad Lietuvoje nuo kitų metų, nuo 2015 metų oficialia valiuta tampa euras, tad išties visas dėmesys šiandien šiai temai. Sveiki ir iš mano pusės, sveikiname su jumis iš Dublino, iš Google Europos būstinės. Su Indrė darbuojamės Google AdWords Lietuvos komandoje ir sulaukime vis daugiau ir daugiau užklausų apie kasgi vyksta su Google AdWords paskyromis, kurios naudoja litus kaip valiutą. Tad mūsų atsakymai, tikėsimės detalūs, išsamus su kiekvienu žingsniu reikalingu, bus pateikti šiandien seminaro metu. Taip pat norėčiau pastebėti, kad seminaro pabaigoje turėsime mažą siurprizėlį, tad siūlyčiau išlaikyti jūsų dėmesį viso seminaro metu. Na va, o turėdami klausimų, drąsiai juos užduokite mūsų Google Plus puslapyje, renginio komentaruose. Turėdamas galimybę atsakysime tikrai ir seminaro pabaigoje, jeigu nepavyks, tad ir vėliau šiandien. Tad, Indrė, startuokim. Nieko nelaukia, pradėkime. Pradėsime nuo visiems turbūt aktualiausios temos – mokėjimų. Tai būtent kas įvyks atšaukus paskyrą ir kaip atgauti savo lėšas, jeigu jos dar yra likusios jūsų paskyroje. AdWords paskyroje gali būti dviejų tipų mokėjimai. Visų pirma, rankiniai. Rankiniai mokėjimai tai yra mokėjimai, kai įnešama suma ir tuomet jūsų skelbimai yra rodomi tol, kol ta suma yra išeikvojama. Jeigu jūsų paskyroje yra rankiniai mokėjimai, didelė tikimybė, kad joje yra teigiamas balansas. Tai reiškia, kad esate įnešę kažkiek pinigų ir jie dar nėra išeikvoti. Turime du variantus. Visų pirma, galima tiesiog palaukti, kol ta suma bus išeikvota iki pabaigos. O antras variantas yra atšaukti paskyrą iki lapkričio 30 dienos. Kodėl ši data? Todėl, kad iki paskyrą atšaukus būtent iki šio laikotarpio galėsite atgauti likusį kreditą be jokių problemų, viskas įvyks sklandžiai ir taip pat sutaps jūsų visi buhalteriniai dalykai, nes būtent kreditą galėsite atgauti iki metų pabaigos. Jeigu tai atliksite vėliau, negalime garantuoti greito grąžinimo, tiesiog dėl to rekomenduojame būtent tai padaryti iki lapkričio 30 dienos. Jeigu jūsų paskyroje mokėjimai yra automatiniai, tikėtina, kad tiesiog turite galbūt neigiamą balansą, neigiamą kreditą, kuris išnaudotas skelbimų rodymui. Būtent šios susikaupusios išlaidos, ką reikėtų padaryti, tai tiesiog atlikti rankinį mokėjimą, padengti šį neigiamą balansą ir tuomet sėkmingai atšaukti paskyrą. Kodėl tai svarbu? Iš tikrųjų, matysite savo paskyroje prie mokėjimų skilties, kad susikaupusios išlaidos bus tiesiog nurodytos ne skliausteliuose. Skliausteliuose būna dažnai nurodomas teigiamas balansas. Tad tai yra labai svarbu. Perinant prie kitos temos, būtent 3 priežasčių, dėl ko verta šį pakeitimą atlikti jau dabar. Visų pirma, tik atšaukus paskyras iki lapkričio 30 galime garantuoti sėkmingą pinigų grąžinimą iš AdWords pusės, tiesiog atgautumėte likusį kreditą litais ir nekiltų jokių problemų iš buhalterinės apskaitos pusės. Nes būtent baigėsi finansiniai metai, tuomet tiesiog norime jums supaprastinti visą šį procesą ir dėl to rekomenduojame būtent šią datą. Antroji priežastis tai yra būtent tai, kad tiesiog nenutrūks jūsų skelbimų rodymas, nes būtent susikūrus naują eurinę paskyrą galite tiesiog parinkti datą, nuo kada jinai bus aktyvi, nuo kada jūsų skelbimai bus pradėti rodyti. Tuomet nebus jokio šoko, jokio pereinamo laikotarpio, nesustos jūsų skelbimų rodymas ir tiesiog jūsų verslas nebus niekaip paveiktas iš neigiamos pusės. Trečioji priežastis labiau aktualesnė tiems reklamuotojams, kurie būtent naudojasi remarketingo tipo kampanijomis. Tai jeigu naudojate remarketingą, iš esmės, susikūrus naują paskyrą, galėsite iš karto gauti kodą, kurį galėsite įdiegti į svetainę ir pradėti rinkti remarketingo sąrašą kuo anksčiau. Nes būtent šioms kampanijoms labai svarbus yra faktas, kad tiesiog sąrašas būtų kuo platesnis, nes būtent tai daro pozityvę įtaką jūsų kampanijos rezultatams. Tad susikūrus naują paskyrą kuo anksčiau, galima kuo anksčiau pradėti rinkti sąrašą ir jis, aišku, bus kuo platesnis. Taip pat norėtume paneigti 3 mitus, kurie dažnai sklando tarp mūsų reklamuotojų ir išties tai yra vienas tokių dažnesnių klausimų iš reklamuotojų pusės. Tai dažnai žmonės kalba, kad nauja paskyra dažnai gali lemti žemus kokybės balus. Tai yra netiesa. Nes būtent kiek tenka matyti, susikūrus naują paskyrą, paprastai
raktinių žodžių kokybės balas būna tikrai ganėtinai aukštas, 9 iš 10, 8, 10 iš 10. Tai būtent visi tie kokybiniai rodikliai, juos labai lengva išlaikyti ir pasiekti netgi geresnius, turint labai gerą paskyros struktūrą. Tai iš esmės tikrai nereikėtų dėl to baimintis susikuriant naują paskyrą. Dažnai girdime ir taip pat faktą sklandantį tarp mūsų reklamuotojų, kad AdWords paskyroje galima tiesiog pakeisti valiutą. Tai yra netiesa, nes tiesiog AdWords paskyroje neegzistuoja tokia techninė galimybė, tiesiog iš technologinės pusės visame pasaulyje visi reklamuotojai turi, norėdami pakeisti valiutą savo paskyroje, turi susikurti naują paskyrą. Tai tikrai su to susiduria ne tik Lietuva, bet ir visos šalis be išimties. Ir kitas galbūt rodiklis, dėl ko žmonės nenori susikurti paskyrų dar šiais metais, dėl to, kad dažnai girdime faktą, kad dar neturime euro sąskaitos eurais iš banko pusės. Iš AdWords pusės tai nesudaro jokios reikšmės, nes tiesiog susikūrus naują paskyrą eurais, mokėjimas būna tiesiog konvertuojamas atsižvelgiant į valiutos kursą. Tad tikrai nesibaiminkite, nes mokėjimas bus tiesiog konvertuotas ir paverstas į ekvivalentą litais. Na, o dabar siūlau nieko nelaukus pereiti prie praktinės dalies, su kuria mus supažindins Monika. Dėkui, Indrė, už išsamų paaiškinimą, kodėl yra svarbu atsidaryti naujasias Google AdWords paskyras. Savo ruožtu norėčiau pristatyti detalius žingsnius, kaip tai atrodo iš praktinės pusės, ar ne? Kaip atsidaryti naujas Google AdWords paskyras su euru kaip valiuta. Šiuo atveju yra du galimi scenarijai ir tiesiog jūs savęs galite paklausti vieno klausimo. Ar jūs norite išlaikyti tą patį elektroninio pašto prisijungimą, kaip ir dabartinėje paskyroje? Tad ir tai yra du scenarijai. Pirmasis. Norėtumėte susikurti naująjį elektroninio pašto adresą ir naują paskyrą. Antrasis būtų išlaikymas to pačio elektroninio pašto. Tad nieko nelaukus ir žingsniuokime prie pirmojo scenarijaus. Kaip ir minėjau, tai būtų naujos paskyros susikūrimas su nauju elektroninio pašto adresu. Šiuo atveju tai yra pakankamai trumpas procesas, žingsniai tik tai 2. Pirmiausia, reikėtų susikurti naują elektroninio pašto adresą ir juo naudojantis tuomet atsidaryti naują Google AdWords paskyrą. Praktiškai tai atrodo šitaip. Platformoje gmail.com, spustelėjus mygtuką sukurkite paskyrą, jūs matysite štai tokį langą, kur tiesiog reikėtų įrašyti savo duomenis, užsiregistruoti kaip Google paskyros vartotojais ir jūs turėsite Gmail paštą, lengva, paprasta, nemokama, greita. Antrasis žingsnis – sukūrimas naujos AdWords paskyros prisijungus naujai sukurtu elektroninio pašto adresu. Platforma yra pasiekiama adwords.google.lt, spustelėjus mygtuką pradėti dabar, matysite štai tokį langą, kur užsiregistravus. Kitas žingsnis yra jau jūsų verslo informacija ir jūsų tolimesnis kampanijų kūrimasis. Tad kaip minėjau, tai yra pirmasis scenarijus, jeigu jūs norite susikurti naują elektroninio pašto adresą ir startuoti su AdWords paskyra iš naujo. Antrasis scenarijus. Jeigu norėtumėte išlaikyti tą patį elektroninio pašto adresą. Truputėlį turėsime daugiau žingsnelių, bet tai užtikrins, kad ilgalaikiui tai jums leis naudotis tuo pačiu elektroninio pašto adresu, kaip ir naudojatės, ir pasiekti Google AdWords paskyrą. Pagrindiniai būtų 3 žingsniai. Pridėti naują vartotoją jūsų dabartinėje Google AdWords paskyroje, nutraukti prieigą norimam vartotojui, tai yra norimam elektroninio pašto adresui, ir paskutinis žingsnis vėlgi susikurti naująją Google AdWords paskyrą, naudojant jūsų norimą elektroninio pašto adresą. Žingsniuokim per praktinius žingsnius, kaip tai atrodo. Tad, pirmasis žingsnis būtų Google AdWords paskyroje, dešinėme viršutinėme kampe spustelėjus krumpliaračio simbolį ir prieigą prie paskyros pasirinkus, skiltį paspausti plus naudotojai, tuomet šiame laukelėje įrašyti naują elektroninio pašto adresą, suteikti administracinio lygio prieigą ir išsiųsti kvietimą. Kas įvyksta tuomet? Elektroninėme pašte naujai pakviestam vartotojai yra atsiunčiamas laiškas iš Google AdWords pusės ir yra pateikta nuoroda. Jeigu norite priimti kvietimą, apsilankykite šiuo adresu. Juo nukeliavus mes matome būtent
tokį langą, kuriame yra pateikta informacija, kaip jūs norite sukurti Google AdWords paskyrą. Rekomenduojame į abudu klausimus atsakyti, pasirenkant pirmą variantą. Tai yra, aš turiu elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, bei antrą klausimą, taipogi pirmasis atsakymo variantas, norėčiau prisijungti prie AdWords, naudodamas esamą Google paskyrą. Na va, ir įvedus jūsų slaptažodį, matysite štai tokį patvirtinimą, kad kaip naujasis vartotojas priėmėte kvietimą. Kas dabar vyksta? Google AdWords paskyroje vienintelis reikalingas žingsnis iki galo užtikrinti vartotojų prieigą, tai būtų veiksmų skiltyje, kaip ir matote, spustelti suteikti prieigą mygtuką. Tai užtikrins, kad paskutinis žingsnis yra atliktas iki naujo administratorio turėjimo šioje Google AdWords paskyroje. Viskas. Tai yra žingsniai, kas mums leidžia pridėti naują vartotoją Google AdWords paskyroje. Tuo tarpu, vėlgi veiksmų skiltyje reikėtų norimam elektroniniam paštui, norimam vartotojui, kurį norite išsaugoti, nutraukti prieigą, kaip ir matome pavyzdyje. Ir tuomet žingsnis paskutinis belikęs susikurti naują AdWords paskyrą, vėlgi platformoje adwords.google.lt, pradėti dabar, įsirašyti jūsų jau naudotą, taip sakant, atlaisvintą elektroninio pašto adresą bei slaptažodį ir pradėti būtent su Google AdWords paskyros kūrimu. Na va, kaip minėjau, tai yra du scenarijai, kurie jums leidžia susikurti naują Google AdWords paskyrą. Jie abudu yra galimi, tačiau vėlgi priklauso nuo jūsų. Ar jūs kursite naują elektroninio pašto adresą, ar naudosite tą patį, kurį jau naudojate dabartinėje Google AdWords paskyroje. O Monika, iš tikrųjų dažnai sulaukiam tokio klausimo, kaipgi geriau elgtis, ar pasilikti prie to paties elektroninio pašto, ar geriau rinktis tiesiog naujai susikurtą? Vėlgi, tai visiškai priklauso, žinoma, nuo jūsų pasirinkimo. Abu variantai, kaip matome, yra galimi. Tiesiog trumpai tariant, pirmasis scenarijus, kai yra sukūriamas naujas elektroninio pašto adresas ir nauja Google AdWords paskyra, yra greitesnis ir galbūt paprastesnis. Tai tiesiog toks yra privalumas. Na va. Daugiau klausimų, Indrė? Kol kas viskas ir aišku. Jeigu prisijungia vartotojai turite klausimų, vėlai sakykite mūsų renginio puslapyje. Na va, dabar vienas klausimas, kurio taipogi susilaukime labai dažnai, yra susijęs su kampanijų importavimu. Ar ne? Nes sukursime naują Google AdWords paskyrą, viskas tvarkoj, tačiau jinai yra kol kas tuščia, jokių kampanijų tenai nėra. Šiuo atveju vėlgi galimybės yra dvi. Žinoma, pirmoji būtų patiems susikurti iš naujo kampanijas, jeigu jos nebuvo pernelyg struktūruotos, nebuvo galbūt labai detalios ar ne ankstesnėje paskyroje, tada tikrai rekomenduojame iš naujo tvarkingai susikurti naują kampanijų struktūrą, raktinius žodžius, galbūt norėsite persižiūrėti skelbimo tekstus ir panašiai, tai gali būti puikia proga atsinaujinti Google AdWords iš tiesų struktūrą. Tuo tarpu, jeigu norėtumėte importuoti kampanijas iš senos į naują, Google sprendimas yra Google AdWords Editor, Google AdWords redagavimo priemonė. Na va, pasižiūrėkime, kokie būtų žingsniai reikalingi, norint importuoti kampanijas iš jūsų senos Google AdWords paskyros į naująją. Žingsniai yra 3. Pirmasis būtų atsisiuntimas Google AdWords Editor priemonės į jūsų kompiuterį. Tai yra nemokama programa, kuri jums leis būtent tai ir padaryti jūsų kompiuteryje, ne internetinėje platformoje, bet kompiuteryje. Paskui aptarsime, kaip reikės šios pakeitimus įkelti į AdWords platformą. Na va, aš jau paskubėjau su tais žingsniais, bet atsisiuntimas Google AdWords editorius yra žingsnis numeris 1. Tuomet iš senosios paskyros įkelsime kampanijas į Google Editor priemonę. Ir trečiasis žingsnis būtų importuoti kampanijas iš Google Editor į jūsų naujai sukurtą Google AdWords paskyrą. Pasižiūrėkime vėlgi praktiškai detaliai, kaip tai atrodo. Žingsnis numeris 1. Atsisiųsti Google AdWords Editor priemonę. Kaip matote lange, lango pačioje yra pateiktas adresas, kur šią priemonę rasite, pačią naujausią versiją ir priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos atsisiųskite. Taip. Antrasis žingsnis. Reikėtų
pridėti paskyrą. Vadinasi, pridėti jūsų senąją paskyrą, įvedus jos elektroninio pašto adresą bei slaptažodį. Tuomet kopijuoti visas kampanijas, įkelti į Google AdWords Editor priemonę iš jūsų kampanijos, būtent sekant šitus žingsnius. Ir štai būtų patvirtinimas, kad kampanijos buvo sėkmingai importuotos. Tuomet reikėtų eksportuoti skaičiuoklę CSV failą. Tai reiškia, kad kampanijos, jos dabar yra Google AdWords Editor platformoje, jas eksportuosime kaip failą į jūsų kompiuterį, būtent sekant ekrane parodytus vaizdus. Tuomet eksportavimas yra baigtas, tai yra lentelė patvirtinanti sėkmingus žingsnius. Na va, pasikeisti reikėtų vartotoje, kairiame viršutinėme kampe, kaip matome, į jūsų antrąją paskyrą. Vadinasi, dabar pridėsime naujai sukurtą Google AdWords paskyrą. Lygiai taip pat, čia reikės įvesti jūsų elektroninio pašto adresą bei slaptažodį. Tada labai panašiai spausime failas ar ne ir importuoti CSV iš failo. Tuomet pasirinksite būtent jūsų eksportuotą failą kompiuteryje, jisai bus importuotas į Google AdWords Editor priemonę ir štai kaip praktiškai atrodo patvirtinimas, kad kampanijos buvo sėkmingai importuotos. Nereikėtų pamiršti, jog labai svarbu, kad visas šitas procesas vyko ne internetinėje platformoje, vyko jūsų kompiuteryje, todėl nepamirškite paskelbti pasirinktų kampanijų, ar ne? Ant jų jas pasirinkus reikėtų spustelti šį trečiąjį mygtuką viršuje su rodykle rodančioje viršų. Tai užtikrins, kad jūsų pakeitimai atlikti naujoje Google AdWords paskyroje būtų tiesiog atnaujinti Google AdWords platformoje. Ir tada galėsite redaguoti absoliučiai visus kampanijos nustatymus, kaip ir esate įpratę Google AdWords paskyroje. Na va, dar vienas svarbus pastebėjimas, ką tikrai vertėtų atkreipti dėmesį, tai būtų dėl valiutos vertės konvertavimo Google AdWords platformoje nevyksta. Todėl turėkite omenyje, kad visuomet verta persižiūrėti dienos biudžeto bei kainų pasiūlymų nustatymus jūsų naujoje paskyroje. Na va, iš tiesų, tiek tokie būtų praktiniai žingsniai, bet kada, žinoma, galite šio video metu žingsnelius pasižiūrėti ir užtikrinti, kad tikrai darote juos teisingai, tačiau turime ir kitų būdų, kaip jums padėti, jeigu dar reikės kils papildomus klausimų. Jo, tai iš tikrųjų, jeigu šie procesai atrodo per daug sudėtingai, per daug komplikuoti, galbūt tai yra ženklas, kad verta apsvarstyti galimybę pradėti dirbti su agentūra. Ir iš tikrųjų vienas šaltinis, kuriame galima rasti visas Lietuvos agentūras, kurie yra sertifikuoti Google AdWords partneriai, tai yra būtent ši nuoroda Google Partners platforma. Joje yra užsiregistravusios Lietuvos agentūros, kurios turi sertifikuotus specialistus, iš tikrųjų, kuriuos mes taip pat rekomenduojame, jie yra išlaikę egzaminus, yra kvalifikuoti ir tikrai teikia aukšto lygio paslaugas. Taip pat galbūt nebūtinai tik valiutos konvertavimas ir perėjimas prie eurų galėtų būti priežastis, dėl ko norėtume dirbti su agentūromis, nes būtent jeigu planuojate tiesiog stipriau pradėti dirbti interneto platformoje, tiesiog daugiau galbūt investuoti į skaitmeninę rinkodarą ir tiesiog auginti savo paskyras, jas pakelti į aukštesnį lygį, gauti iš to dar didesnę naudą. Tuomet Google Partners yra tikrai šaltinis numeris 1, kur tikrai rekomenduotume tiesiog įvesti planuojamą biudžetą ir tiesiog susidaryti įspūdį, kokios yra agentūros, kokias paslaugas jos teikia ir būtent kokie yra kiekvienos agentūros privalumai. Jeigu visgi planuojate ir norite su AdWords paskyra dirbti patys, labai jumis didžiuojamės ir džiaugiamės ir tikrai esam pasirengę jums padėti. Tai yra keli būdai, kaip galite su mumis susisiekti, jeigu tiesiog reikėtų konsultacijos, kažkas net nepavyksta ir galbūt užstringate ties kažkurio žingsniu, tikrai drąsiai nedvejodami su mumis susisiekite, tai iš tikrųjų į klausimus galime atsakyti arba aš, Monika ir mūsų kolegos Evelina bei Mantas, tikrai esame pasirengę jums padėti, tai su mumis galite susisiekti nemokamu telefonu. Mūsų telefono linijos atidarytos nuo 10 iki 3 Lietuvos laiku, pirmadienį, penktadienį. Jeigu norėtumėte susisiekti kitų laikų tiesiog elektroniniu paštu, taip pat galite mums parašyti per pagalbos skiltį dešinėme kampe, paspaudę krumtelę ir pagalbos mygtuką.
Jeigu jaučiatės komfortabiliai anglų kalba ir jūsų AdWords paskyros kalba oficialiai nustatyta kaip anglų, tuomet galite tiesiog susisiekti su mūsų plačiaja Google AdWords komanda anglų kalba, taip pat per pagalbos skiltį, per chat platformą, kuri lietuviškai būtų tiesioginiai pokalbiai. Tai tuomet bet kuris iš mūsų angliškai kalbančių kolegų padėtų greituoju būdu išspręsti problemą, netgi jeigu mūsų telefono linijos tuo metu nėra atidarytos. Na, o dabar pereikime prie intriguojančios linksmosios dalies. Monika, ar turi naujienų mūsų žiūrovams? Turiu aš šiek tiek naujienų. Iš tiesų naujienos jau ekrane. Bet trumpai tariant, tiesiog mes norėtume paskatinti jūs, pasinaudoti mūsų paruoštais žingsniais ir migruoti paskyras į eurinės paskyras kuo greičiau. Tad sugalvojame konkursą. Konkurso kriterijai iš tikrųjų būtų tokie. Jeigu jūsų paskyra turi eurus kaip valiuta, jeigu jinai yra sukurta spalio 22-25 dienomis, tai yra šią savaitę, ir šioje naujoje paskyroje turite bent 2 kampanijas, ar ne? Ar tai būtų importuota naudojantis Google Editor priemonę, ar jūs patys sukurtumėte kampanijas, jokio skirtumo. Ir jeigu nusiųstumėte užklausą Google AdWords Lietuvos komandai, vėlgi šią savaitę, tai yra nuo šiandien iki penktadienio, mes jūs įdėsime į duomenų bazę potencialių laimėtojų ir 4 iš jų bus išrinkti atrankos būdu, loterijos būdu ir paskelbsime laimėtojus Google Lietuvos tinklaraštyje. Todėl tikrai skatiname toli gražu ne dėl konkurso, dėl jūsų paties naudos, kaip ir Indrė pradžioje priminė, kodėl iš tiesų jau būtų verta migruoti jūsų paskyras į naujasias naudojant eurus kaip valiutą. Konkursas, tikėsimės, truputėlį tą gali paskatinti. Bet kokiu atveju visus klausimus, neaiškumus tikrai pasiruošę esame atsakyti, jums padėti. Na va, kaip ir kol kas tiek, aš tiesiog norėčiau pasižiūrėti, Indrė, ar mes turime vieną kitą klausimėlį mūsų platformoje. Pažiūrėk. Ar dar kokių turim klausimų, ką verta būtų aptarti, ką girdime dažnai iš reklamuotojų pusės. Galbūt ką dar norėčiau priminti, tai tiesiog, jeigu naudojatės irgi kitais Google produktais, kaip pavyzdžiui Google Analytics arba YouTube platformą, tai iš tikrųjų labai svarbu tiesiog nepraleisti šito momento ir sujungti paskyras kuo anksčiau. Tarkim, susikūrus naują paskyrą, labai svarbu suteikti administratoriaus lygmens prieigas abiems paskyroms, tiek Google Analytics, tiek AdWords, kad tas pats elektroninis paštas turėtų administratoriaus lygmens prieigą. Tuomet galėsite susijęti paskyras per įrankį, skilti paskyros viršuje, tuomet pasirinkę iš meniu Google Analytics būsite tiesiog nukreipti į savo puslapio Google Analytics paskyrą. Iš tikrųjų, padarykite šį susijimą kuo anksčiau, kad tiesiog nebūtų praleistas konversijų fiksavimas ir jūsų statistika nebūtų iškreipta dėl kažkokių priežasčių. Vienas dalykas tas, o kitas, kas liečia YouTube kanalą, taip pat, jeigu naudojate video skelbimus, susiekite paskyras taip pat kuo anksčiau, kad nebūtų praleidžiami jokie duomenys. Dėkui, Monika, už detalės instrukcijas, dėkui visiems prisijungusiems. Jeigu turite klausimų, tai drąsiai kreipkitės į mūsų pagalbos kanalais ar tiesiog užduodami klausimą mūsų renginio puslapyje. Gražios popietės visiems ir iki kitų susitikimų. Iki, linkėjimai visiems iš Dublino. Viso. Iki, viso.